Sveiki, gerbėjai žiūrovai. Dažniausiai, kas žino, kad kada pradedi labai stipriai taupyti, tai dažnai išeina nesąmonės ir, aišku, žmonės nori padaryti, kaip sakoma, kuo pigiau, kuo mažiau pinigų ir taip, kaip sakoma, stengtis apgauti, kaip sakoma, tą sistemą, bet ne visada viskas gražiai ir sklandu išeina dėl to. Tai kad pataupyti mėgsta, aišku, dauguma vyrų, moteris to išvengia, moteris dažniausiai nori būti, kad labai viskas išeitų labai gerai ir teisingai, nors moteris ir sako, kad su vyrais, kaip sakoma, ginčytis sudėtinga arba, sakysim, beprasmiškai, bet protingos moteris žino, kaip to išvengti. Viena moteris pasakė, sako, jeigu nori prieštarauti vyrui, tai yra tik du būdai. Sako, arba pradėti verkti, arba nusirengti. Tai dabar apie taupimą jos šnekėsim. Dažnai nori žmonės sutaupyti, ypač ir montuojant šilumos siurblį oras vanduo tokio tipo, nori sutaupyti kažko to dalyko ir ne visada taip gerai išeina, kadangi, sakysim, jeigu montuosit šilumos siurblį, pavyzdžiui, toks bus, 6 kW, noros vanduo galingumo ir po to, kad po montavimo darbų kai kurių įrangų, bet jau daugiausia tokių įrangų yra, kada jeigu norit jūs gauti pilną tą garantiją, viskas normaliai, kad būtų, kaip sakoma, jūs būtų apsaugoti, kad gauti garantiją tai įrangai, tai atstovai turi reikalavimus, sakysim, po montavimo darbus atvažiuoja atstovas iš to įrangos atstovybės ir patikrina, ar viskas gerai sumontuota, paleidžia tą įrangą, jeigu viskas gerai sumontuota, tai užklijuoja ten lipdukas, viską ir jis duoda irgi kaip iš atstovybės, ta prasme, oficialus atstovas, ne tik pardavėjas, kadangi pardavėjas pagal Lietuvos įstatymus turi duoti garantiją tai įrangai, bet ne tik pardavėjas, bet ir atstovas tada duoda savo garantiją kaip paleidėjas. Ta prasme, kad jis patikrino tą įrangą, paleido ją, pakeitė gamyklinius nustatymus, kadangi įranga, kada atvažiuoja supakuota gamykliškai, ten bus, kaip sakoma, jau nustatyti gamykliniai nustatymai, bet pagal objektą reikia tos nustatymus pakeisti, sakysim, ten bus grindinis šildymas arba kombinuotas šildymas, tai tų nustatymus reikia pakeisti ir atstovas, kada paleidžia tą įrangą, jis pakeičia tos, kaip sakoma, parametrus, viską patikrina ir duoda savo garantiją. Tai kad neprarasti šią garantiją, nes ši garantija labai yra svarbi, reikia viską daryti, montuoti pagal taisyklės. Ir viena iš tokių taisyklių, kuris gal ne visi pasakoja, ypač gal jeigu meistriai tik pradeda dirbti su šilumos siurbliais oras vanduo, arba kartais būna, sakysim, šeimininkas sako, aš pats esu santechnikas ir aš galėsiu pajungti tą šilumos siurblį be problemų, tik man reikia, kaip sakoma, jeigu ten split sistema yra, tai freoninė dalį aš pakviesiu meistrą, kuris gali dirbti su freonu, tada jis pajungia tą freoninę dalį, o likusios dalys aš pajungsiu pats. Arba jeigu tai ne split sistema, o monoblokas, tai tada jis sako, kad čia nereikia to žmogaus, kaip sakoma, specialisto, kuris dirba su freonu, kadangi nėra freoninės dalies, tik yra, kaip sakoma, santechninė dalį, tai aš kaip santechnikas galiu pajungti pats. Bet kartais trūksta tų žinių ir būtent reikia žiūrėti, kokie reikalavimai yra tų atstovų. Ir kartais vienas iš tokių reikalavimų, sakysim, jeigu jūs paimsit 6 kW galingumo šilumos siurblį, tai sistemai tada, šildymo sistemai, turi būti ne mažiau nei 50 litrų vandens arba gliukolio, jeigu jūs ten pilat ten jau šaldomą skystį. Tai jeigu sistemai bus per mažai, ta įranga gali nekorektiškai dirbti. Ir meistras, palydėjas, jeigu turi įtarimus, kad ten per mažai, gali tam patikrinti. Ir tada, jeigu yra per mažai, pasakys, kad reikia perdaryti sistemą arba neduos jis garantijos jokios. Tai įspręsti šitą dalyką galima taip, kad pajungti dar prie tos sistemos, šildymo sistemos, pajungti akumuliacinę talpą, ten 40-50 litrų ir tada, kaip sakoma, spręsti tą problemą, kadangi pajungiant tą talpą,
automatiškai padidėja to skysčių sistemai. O dėl ko būna per mažai to skysčių, kadangi būna nedidelė patalpėlė, sakysim, ir ten žmogus, sakysim, ar ten meistrai, kurie sumontavo per mažai to gyvatuko grindinio šildymo, arba ten per mažai radiatorių ir, kaip sakoma, tos bendras skystis, kadangi šiuolaikiniai radiatoriai, tokie skardiniai, ten iš vis labai mažai telpa vandens. Tai būna, kad tada bendrai kitos sistemai, kaip sakoma, tos vandens arba glikolio būna mažiau nei 50 litrų ir tai yra, kaip sakoma, ne pagal taisyklės. Tai kad prieš tai, jeigu jūs montuojat, norit montuoti, pas jūs yra noras sumontuoti, sutaupyti, dėl norų irgi viena tokia istorija. Viena mokytoja papasakoja, žodžiu, pas ją pamokose buvo tokia tema, kad reikia paklausti vaikų, sako, kom jie nori būti, kad, ir, pavyzdžiui, Petriukas atsistoja ir sako, žinokit, aš noriu būti turtingas verslininkas, politikas, kad būsimai savo žmonai galėčiau nupirkti naują Bentley iš salono, gerą būtą Monako, Gran Canarijai prie vandeninio gerą vilą pastatyti, rūbai pas ją bus Dolce Gabbana, Dioro, rankinukai pas ją bus Hermes, arba Louis Vuittonas, papuošalai bus ten nuo Cartier, visur briulikai labai gražus, žodžiu, bus jį tokia nepakartojama. Mokytoja sako, labai gerai, labai puikiai skamba. Sėsk, šaunuolis. Bet to sako, tu Andrius, ką tu nori būti, kom tu nori būti. Audrius atsistoja, sako, žinot, tamsta mokytoja, anksčiau aš norėjau būti kosmonautu, o dabar galvoju, kad nori būti Petruko žmona. Tai kad nori skirtingi būna, kartais nori būna nelabai teisingos, ypač nori sutaupyti. Ir aš, pavyzdžiui, jeigu ten skambina koks mano meistras, kuris ten montuoja kažką, daro kažkokį remontą ir klausia, kaip ten daryti, gal ten kažkaip taip. Aš sakau, žinok, daryk taip, kaip darai savo, bet dvigubai dar geriau. Tai kad taupyti šitam reikalai kartais būna labai brangu. Tai kad, mėlėjai mano, stengties padaryti taip, kaip turi būti, kad jūs, kaip sakoma, būtų kuo mažiau problemų su įranga, kad jūs galėtumėt ilgą laikotarpį naudotis tą įrangą, kad jį negestų, kad jį, kaip sakoma, labai gerai dirbtų, pas jūs būtų gera nuotaika visada, geras komfortas namuose ir linkiu, aišku, gero savaitgalį jums visiems ir statom, nepamiršom laikus, užsirašom į mano kanalą, bus daug įdomios, geros naujienų, daug visokių naujienų bus. Ir apie įrangą, ir apie montavimus, apie klaidos, apie problemas, jeigu kažkokias atsiranda, po to dėl kaip pasirinkti ten kažkokią įrangą, visos naujovės, tai kad užsirašom mano kanalą šitą ir iki sekančio karto, iki